Nu, labą dieną. Labas, aš esu Inga. Aš turbūt šiek tiek išprotėjau, nes nusprendžiau, kad reikia mesti savo iššūkį ir pradėti daugiau komunikuoti apie savo augalus. Augalai nuo mažens mane visur lydėjo, po mokyklos taip pat nieko turbūt nenustebinau pasirinkusi studiją susijusią su augalais, tiesa, ne su vidaus, o su lauko, su projektavimu susijusios studijos buvo. Tada sekė darbas floristikos srityje su skentom gėlėm, kuris man šiaip labai patiko ir patinka ir šita veikla irgi turi mano širdyje vietą. Tai šiuo metu mano mėgstamiausias augalų penketukas atrodytų taip. Pirmą numerį dedikuoju šitam keistuoliui mažam, čia yra Alocasia melo. Iš karto atsiprašau už savo lotynų kalbą. Mokiausi, gal per mažai, bet pavadinimai, manau, yra svarbu, pagal juos mes atpažįstam augalus, tai stengsiuos kuo geriau. Nuostabiai gražus raštas, viena sekėja man Instagrame rašė, kad primena megztinį ir iš tikrųjų įsižiūrėjus tiek daug gijų, kad gali pasirodyti toks labai faktūriškas ir įdomus lapas. Turėjome su ją iššūkių, bet kol kas dabar atrodo, kad visai neblogai auga, bet kad easy going augalas ir su juo bus paprasta, tai ne. Čia ne tas atvejis. Kol kas mes dar patys aiškinamės santykius. Tai numeris 2 yra Alocasia zebrina variegata ir šitas augalas man kol kas auga labai paprastai, labai gerai. Turiu jos 2, nes moteris man pardavusi tiesiog suabejojo dėl variegacijos stabilumo ir kaip magaryčių davė 2. Abu kol kas auga neblogai, tiesa šitas naujas lapas variegacijos neturi daug, tikėkime, kad nepames jos, bet šitas tai tobulai, gražiai, jau pats kotelis yra iš savęs labai išraiškingas, zebriškas, traukiantis akį, bet visas pilnas paketas. Tiesiog sakyčiau, labai skanus, man apskritai žalios ir baltos derinys visada patiko. Šitam augale jis labai geras, kaip ir geras šitam sekančiam augale. Alocasia Friedrich variegata, tobulas aksomas, tobulai graži variegacija. Saldainiukas ne augalas, tikrai nežinau kokių namų nepapuoštų. Auga nemaža, kaip ir paprasta Friedrich, tai laukiu jos dydžio, nes kaip pirkau visai mažytę buvo, tai jau dabar sakyčiau turiu nemažai lapų, bet jau net matau, kad bus naujas. Tikiuosi, kad irgi graži variegacija. Pakeri, paprastumas irgi. Man auga labai paprastai, be drėkintuvo, be nieko namuose. Tai 4 augalas visiškai kitoks. Čia yra philodendron. 4 augalas bus philodendras Florida Ghost. Labai gražus, vėlgi žalios ir baltos derinys, toks į mėtiškumą perinantis. Lapeliai plonyčiai, švelnus, bent jau naujieji, po to gal sukietėja, bet augalo įdomumas tame, kad pradžioje jo lapelis išauga labai šviesiai salotinis ir tada laikui einant tik tai pasidaro tamsesnis. Labai gražiai lieka tas, ir šiek tiek irgi ne vaidokliukai, tikras vaidokliukas. Atitinka pavadinimą ir man bent jau kaip pirkau, negalvojau, kad tai patiks, bet labai patinka šitas augalas, o prisižiūri irgi labai man tai labai paprasta priežiūra, jo nieko nereikalauja kažkokių specifinių sąlygų, tai man tokie labiausiai patinka. Ir paskutinė yra Monstera Thai Constellation. Pastebit turbūt paterną, tik tai melo neturėjo. 2 spalvų žaismas man labai patinka. Tiesa, su Thai Constellation biškelį kitaip, nes šia spalva yra ne balta, tokia gelsva, sakyčiau. Pats augimas, lapų proporcingas didėjimas. Aš ją pirkau labai mažytę, tai laukiu, kada pradės kaip Monstera plyšinėti, tai čia jau bus
aukščiausias taškas, bet ir dabar man patinka. Turiu ir antrą nusipirkusi, kad po to padidinti krūmelį. Man paprasčiau auga nei variegatinė, mažiau ruduoja, tai reiškia pakantesnė aplinkos sąlygom, ko daugiau norėti. Tobulą. Tai tiek šiam kartui turbūt. Labai ačiū, jeigu žiūrėjot, jeigu patiko, ačiū. Jeigu sekantį kartą žiūrėsit, 3 kartą ačiū. Tai tiek.